Sveiki gyvi! Tai šiandien norėčiau parodyti apie savo soją. Šiandien yra Liepos 22. Tai būtent jau kaip esu minėjęs, pas manęs yra 4 veislės sojos iš firmos ProGrain. Tai būtent Mairika, Marzena, Liska ir ten yra tolimiausiai Brunensis. Tai jos šiek tiek dabar atspalviais matosi, jau nereikia net nei žymeklių, bet akivaizdžiai matosi, kad šiek tiek yra atspalviai skiriasi. Marzena, pavyzdžiui, su Liska akivaizdžiai matosi atspalviai. Nežinau, gal kamera to ir neperteiks. Ir Liska su Brunensis irgi taip pat matosi akivaizdžiai, kad yra skirtingi atspalviai. Tai pasižiūrėkime iš arčiau, pažiūrėkime, kaip atrodo jos visas, ir norėsiu jūsų klausimų būtinai, jeigu ką domina apie soją, tai būtinai komentaruose parašykit, pasidalinkit savo klausimais, paklauskit, aš mielai atsakysiu. Na, kol dabar nekuliu, kai oras toksai už lango, kaip sakoma, apniukęs, kviečiai jau matosi čia šalimais, jau pradeda gelsti. Na, o greičiausiai tai bus rapsas kūliamas. Tai va, tiek, dabar einam pasižiūrėkim soją. Būtent kaip atrodo skirtingos veislės, jos dabar kažkaip truputėlį man šiek tiek išryškėjo jau, nes kaip ir aš ir minėjau savo senesniuose filmuose, kad soja jinai auga tada, kai mes mažiausiai ją matome. Na, aišku, sušilo oras, pakilo, kaip sakoma, noras. Tai va, tai čia va būtent dabar stoviu aš prie ant sujungimo šičia. Tai mano kairėje yra Mairika. Matot, va tokie lapai truputėlį smailesni. O šičia yra Marzena. Jų ten lapai, va, pavyzdžiui, va tokie. Va, akivaizdžiai matosi va šalia. Va, sakykim, Mairika ir va Marzena. Intensyviai žydi dabar, sakykim, pats tas toksai ant Marzenos mačiau, nu, pas manęs matot, biškį ir žolyčių yra, bet aš jau dabar tikrai nebebijau, nes kadangi soja tikrai jau dengia eilutes pilnai, tai jokių problemų. Ten apačioje, jeigu yra, jau soja dabar nebebijo. Jinai soja bijo tada, kai yra dar mažutė ir žolės stelbė. Tas pikžolės stelbė, sakykim. O dabar, aišku, geriau, kad nebūtų, bet, nu, nepavyko sukovoti. Tai čia aš iš to tragedijos nedarau. Tai dabar einam toliau. Toliau bus. Tai čia va yra kita, sakykim, matot, žymeklis mano iš to galo pažymėtas, anam gale yra veislis. Ir čia yra dabar šituo atveju Marzena mano dešinėje ir Liska šičia kairėje. Tai jų akivaizdžiai matosi, tiesiog atspalvis skiriasi. Juk viskas daryta vienodai, nieks neskirstyta. Čia tik tai tiek, kad pasitaiko va technologinė vėža, kuri praminta, tai, nu, tas vaizdas biški šiek tiek Liskos ne kaip atrodo, bet jeigu lyginant Liską ir Marzeną, tai Liskos lapai didesni. Nu, paimkim. Va. Na, kai kurie irgi nemaži Marzenos yra. Ir Liska šiek tiek jau matosi, kad mažiau žydi. Nu, Marzenos yra tokie balti labiau žiedai, o Liskos tokie grinai violetiniai žiedai. Na ir einam dar vieną veislę, pažiūrėsim, ten yra Brunensis. Tai va, čia yra dabar dešinėje Liska, kaip palyginimui.
o kairėje yra brunensis. Ir taip jeigu akivaizdžiai pasižiūrėjus, tai brunensis šiek tiek aukštesnė yra. Žydė irgi jau pilnai. Dar užmėgstų, nu jau čia yra mini užmėgstas ankštis, sakykim. Ir šiemet palyginus žiūriu gan aukštai ankštis užmėgstas, tai yra tikimybė, kad geriau pasiims. Irgi, va, pavyzdžiui, atspalvis skiriasi, jeigu taip lyginant. Brunensis yra labiau šviesesnė, jinai panaši labiau į ten, jeigu žiūrint toliau, tenais irgi matosi šviesesnė marzena šiek tiek. Bet jinai aukštesnė, matosi akivaizdžiai. Sėta tą pačią dieną, sėta su tą pačią sėjamąją, sėta tuo pačiu nuotil būdu, tiesioginės sėjos būdu. Tai va. Tai va tiek trumpai. Būtinai norėčiau, kad jūs klaustumėt. Būtinai norėčiau, kad prenumeruotumėt mano kanalą. Tie, kas domitės, tai būtinai prenumeruokit, paspauskit varpelį, tam, kad nepraleisite mano video. Iki pasimatymų. Ate.